Labas rytas, mėlyje. Šį kartą išėjau anksčiau, todėl dar nespėjau prašvist, bet tikiuosi, kad jūs matot ir mane gerai girdit. Ir šio ryto tema pakalbėkim apie objektyvų pasirinkimą. Praeita tema buvo apie pasirinkimą fotoaparato, dabar objektyvų, kaip ir sakiau, kad gvildensim tas temas, kurios yra mums svarbios, gal šiuo metu pačios svarbiausia, nes mums būtinai reikia fotoaparato ir būtinai reikia objektyvų. Ir tada klausimas, tai kokį man tą fotoaparatą pasirinkti, arba kokį man objektyvą geriau pasirinkti. Tai štai, tuo tarpu nepamirškit būtinai paspausti laikų, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video. Ir pakomentuoti, užduoti naujų temų. Bet turbūt bene pats svarbiausias, kad žiūrėtumėt prenumeravę. Tikrai daug žmonių žiūri be prenumeratos, o be prenumeratos jūs negalit paspausti ir laiko, štai kaip yra. Todėl labai prašau, kad būtinai paspauskit prenumeruoti, tada laikinkit ir taip toliau, taip kad jūs man padėsit, nes aš irgi stengiuosi vis naują temą, kad jum padėti. Gerai, važiuojam, kaip dabar tą objektyvą pasirinkti. Koks turėtų būti pirmas klausimas galvoje? Mačiau gražias nuotraukas pas kažką, ar ne? Kaip tos nuotraukos padarytos? Su kokia technika padarytos tos nuotraukos? Štai kas mums turėtų būti svarbu, kai matai kažkokias nuotraukas žymaus, galbūt fotografo, ar tai gamtos nuotraukos, ar tai portretų nuotraukos, nesvarbu. Bet mintis ir klausimas tau galvoj turėtų būti, su kokiu objektyvu arba su kokiais objektyvais jisai dirba, kad padaro tokias nuotraukas. Mes atmeskim visus tuos redagavimus, visą kitą. Vis tiek, fotografavimo instrumentai tai yra objektyvas ir fotoaparatas. Taip kaip žmogaus galvoje idėja ir akis mato, ir taip kaip akis mato, taip jūs ir turite. Ir akis turi būti tikrai geros, jeigu nori, kad būtų detalumas, kad būtų ryškumas ten, kur reikia. Ir jeigu akys silpnos, jūs patys suprantat, kad greičiausiai nuotraukoje nebus to, kas turėtų būti. Bet kažkas sakys, ir kas, yra daug nuotraukų, kurios atrodo ne ten ryškios, ne ten kažkokios detalios, bet jos vis tiek laikinamos, ten, žodžiu, ir ten žymaus fotografų ir taip toliau ir panašiai. Tai prie to galima prieiti tada, kada tu jau supranti, kaip tai veikia. Galima redaguojant kažkokią tai, tarkim, efektas, kuris lyg ir pablogina ryškumą, bet iš tikrųjų idėja pati niekur neprapuola. Todėl yra mums labai svarbu, kai mokomės, kai pradedam, kad viskas kiek įmanoma būtų geriau. Tai tas pats detalumas, apie kurį aš taip dažnai kalbu. Ryškumas ten, kur reikia. Taip pat apie tai dažnai kalbu. Ekspozicija, kuri yra labai svarbi, kad nuotrauka nebūtų ne per tamsi, ne per šviesi. Taigi, tie dalykai yra mums svarbus, kai mes mokomės. O kai mes išmokstam, daryk tu, ką nori. Čia žinot, pas mane paprastai klausimas būna iš klientų, o ar galėtumėt padaryti juodai baltų nuotraukų? Arba galėtumėt uždėti ten kažkokį atspalvį, kaip ten kažkur kažkas tai daro ar panašiai. Sakau, mėlyje, aišku, aš galiu ką noriu uždėti, bet visą laiką visų pirmiausia, aš sakau, padarysiu, kad nuotraukos būtų kiek įmanoma natūralios. O visa kita, pasidarykit kopiją ir jūs galite patys uždėti, ką tik tai norit piešti ir panašiai. Svarbiausia, nesugadinkit originalių nuotraukų. Vat ir viskas, čia yra kur kas paprasčiau. Nes jeigu jis sugadinsi originalias, greičiausiai jau tu nieko nepadarysi, nieko neatgausi jų ir tada gali tekti po kažkiek metų gailėtis, kad tu ten pritepėjai kažko ir taip toliau. Gerai, važiuojam dar toliau link objektyvų. Tai dabar koks tas mums objektyvas vis dėlto reikalingas, jeigu jau įsigijom fotoaparatą. Mėlyje, kaip sakiau, pirmą matėt nuotraukas, sužinojot, kaip ir su kokiu objektyvu darėt, sakot, gerai, viskas ir aš tada tokio noriu. Ne, to neužtenka. Ir tai yra iš mano praktikos, žinau, kad to neužtenka. Mums yra labai svarbu sužinoti, išbandyti ir suprasti, kaip jisai veikia, kiek jisai apima ploto ir suprasti, ką mes fotografuosim. Štai kas bene svarbiausia prieš perkant objektyvą. Jeigu mes pamatėm gamtos nuotraukas, o tu ruošiesi fotografuoti žmonės ir portretus, tau tas objektyvas gali visiškai netikti. Todėl mes pirmiausia turim išsigryninti, ką mes fotografuosim.
kiekvienas objektyvas turi savo paskirtį, todėl mums svarbu suprasti, ką mes fotografuosim. Ir kai mes tai jau savo atsakysim, tada bus lengviau ir įsigyti tinkamą objektyvą. Nu gerai, sakysite, aš dabar jau supratau, ko aš noriu, tai man reikia dabar nueiti įsigyti. Ir man ten, žodžiu, pasakė, kažkas patarė, tai va, imk tą, bus su tuo gerai. Vėlgi būtų neteisinga. Net jeigu mokytas, aš patarčiau, kaip tai yra, mokiniam patariu per pamokas, o po pamokų, jau po to, kai išmoksta, praeinam kursą, tik tada mokinys supranta, kame esmė, kur yra visos objektyvų paslaptys, kodėl perkamas galbūt toks arba kitoks, būtent pagal savo žanrą, pagal tai, ką tu ruošiesi fotografuoti. Taigi objektyvų yra šviesių ir tamsių, esate turbūt girdėję, ar ne? Su tamsiu objektyvu, štai kaip čia. Man jau trūksta šviesos ir aš va dabar filmuodamas, net nežinau, kas čia tokio gausis, kad tokiam patamsiai einu ir save filmuoju. Bet ačiū Dievui, kad šios kameros objektyvas yra šviesus. Ir aš turiu galimybę filmuoti netgi tokioj, sakyčiau, prastoj šviesoj. Ir galbūt vaizdas bus ne pats geriausias, bet matomas. O jeigu būtų tai tamsus objektyvas, viskas, aš jau iš vis net filmuoti negalėčiau, nes tai būtų tiesiog per tamsu. Ką reiškia tamsus ir šviesus objektyvas? Paprastai ant objektyvo yra surašyti tam tikri skaičiukai, kuriuos svarbu suprasti ir žinoti. Taigi, diafragmos skaičiukas, kuris yra nuo objektyvo, gali būti 1 arba 2. Jeigu jisai 1 ir tas skaičiukas mažas, pavyzdžiui, 1 dvitaškis ir 1,4, tai yra šviesus objektyvas. Bet jeigu būtų 1 dvitaškis ir 3,5 brūkšnelis 5,6, tai yra jau tamsus objektyvas. Su tokiu objektyvu, tokioje aplinkoje filmuoti ar fotografuoti jau sudėtinga arba iš vis neįmanoma. Taigi šitie skaičiukai nuo objektyvo jums pasako galimybės, kada, kur jūs galėsit prie kokios šviesos fotografuoti ar galbūt filmuoti. Taigi, bene pats svarbiausias skaičiukas tai yra diafragma, kuris nurodo, kokį jūs objektyvą pasirenkant. Ir netgi tas, jeigu objektyvas apima platesnio kampo, arba jis toks kaip teleobjektyvas, kuris atrodo priartina labiau, bet jeigu jisai tamsus, tai greičiausiai su juo galėsit fotografuoti prie gero apšvietimo. Negana to, dar šitas skaičiukas jums priduoda vadinamą ryškumo gylį. Kas tas ryškumo gylis? Ar ne? Kažkas galbūt nesat girdėję. Ryškumo gylis tai ryškumas arba siaura ryškumo zona. Kitaip tariant, plokštuma, siaura plokštuma. Bet kai mes diafragmą uždarom, ta plokštuma išsiplečia. Ką tai reiškia vizualiai? Vizualiai tai reiškia, kad kai siaura ryškumo plokštuma, nuotraukoje fonas susiliejas. Objektas tai yra žmogus ryškus, o fonas susiliejas. O kai ryškumo zona plati, išsiplečia, tai reiškia, kad diafragma uždaryta ir fone atsiranda ryškumas. Taip kaip ir žmogus ryškus, taip ir fonas ryškus pasidaro. Čia kažkas panašaus, kaip trumparegiai žiūri kur nors į tolį, pamiršę savo akinukus. Ir jie prisimerkia, tai ką reiškia? Uždaro diafragmą, kad jie ryškiau matytų į tolį. O kai jie atsimerkia, jie va mato čia pat, o toliau jiem viskas liejasi. Tai štai ką daro diafragma. Atsiminkit, kad diafragma tai yra labai svarbus skaičiukas renkantis objektyvą. Lygiai taip pat ir kiti skaičiai. Zoomas. Tai ką aš kalbėjau pradžiui, jeigu mes pasirinkom ir zoomas arba židinio nuotolis, tai yra fotografijos terminas, jums stipriai artinantis, tai gali būti, kad jūs kažkokiam kambaryje tiesiog nepaimsit, neapimsit, pavyzdžiui, nufotografuoti kelių žmonių. Kodėl? Todėl, kad jie į kadrą jau netilps. Jeigu jūs paimsit per platų objektyvą, gali būti, kad jums kreips ir kraštinės ir daug bus bereikalingos erdvės nuotraukoje. Tai štai, mes turim šitą išsibandyti, suprasti, kiek mums tos erdvės reikia, žinodami, ką mes fotografuosim. Tai štai, tokiu būdu mes galim pasirinkti lengviau tinkamą mums objektyvą. Dabar kažkas sakys, o tai gal galima nebūtinai naują, naudotą pirkti. Taip, mėlyje. Ir aš
padedu savo mokiniams įsigyti objektyvus ir nebūtinai naują, padedu įsigyti ir naudotą. Ir čia yra labai svarbi dalis, nes objektyvas tai kaip žmogaus akis. Jeigu jis pažeistas, galbūt trinkteltas, jūs galite nepastebėti, kaip neduosiu ryškumo, galbūt kažkur tai kraštinėse. Nes lęšiukas koks nors pasikreipęs nuo mažo trinktelėjimo. Objektyvui daug nereikia, už tai labai jos reikia saugoti, ypač profesionalius. Taigi, visą šitą reikia apžiūrėti, reikia patikrinti. Svarbu yra pažiūrėti ir ar neardytas, ar nesukiotas, ar nėra dulkių kažkur ten po stiklais, kurių neina neišpūst ir aiškiai matosi nuotraukoje. Taigi, tuos dalykus apžiūrint, galima pilnumoje pirkti, įsigyti naudotą ir kur kas pigiau objektyvą, profesionalų, šviesų ir tokį, kokį tau reikia, ir tu tikrai išloši. Taigi, įsigyti naudotą aš visą laiką už, jeigu mes jį įsirenkam ir galbūt gerą kainą gaunam ir galim su juo džiaugtis. Įsigijus naują, mes žinom, kad mes turim garantiją kažkokią jam ir galim drąsiai savo irgi fotografuoti, bet nėra garantijos, kad jisai jums duos ryškumą. Todėl, perkant netgi naują, mums reikia vėlgi išsibandyti, užsidėjus ant fotoaparato ir žiūrėti, ar jis tikrai puikiai duoda jūsų fotoaparatų ryškumą. Štai kokie yra, atrodo, paprasti niuansai. Todėl, aš mėlėjai, tokią paslaugą esu dabar įsteigęs, kad padedu įsigyti fotoaparatus ir objektyvus. Būtent tiems, kas nori pradėti mokytis, ar nori pradėti dirbti, fotografuoti, galbūt nori kokio jau rimtesnio savo senuką jau parduodant. Taigi šita, manau, paslauga bus labai tinkama. Iš tikrųjų, daug mokinių ateina, kurie dar net neturi fotoaparatų ir tada mes pasitarėm, pagalvom, kada kaip geriau pirkti, ar pirkti prieš mokymus, ar pirkti po mokymų. Tokie dalykai, aš manau, labai padeda. Tai štai, mėlėjai, va tokia trumpa mano apžvalga, patarimas, kaip žiūrėti į objektyvus ir juos įsigyti. Tai jeigu reikia, kreipkitės, visą laiką su malonumu pakonsultuosiu ir tą paslaugą jūs galite tikrai išnaudoti. Na, o jeigu norite mokytis ir sužinot daugiau, tai aš vis laik patariu pirkti po mokymų, kada jūs žinot, ko norit, nes mokymo metu mes išgryninam, suprantam, ko tu nori, kas tau yra svarbiau fotografuoti, taip žymiai lengviau ir paprasčiau pirkti tą, kuris reikalingas, taip nemėtai pinigėlių. Taigi mokytis galima dviem būdais. Savarankiškai, net 10 temų video formate, kai tu mokaisi, būdamas pats su savim, žiūri video per ekraną arba telefoną, svarbu turėti fotoaparatą ir svarbiausia, kad tu mokytis gali būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori laiko. Tai yra neribojama 10 temų, mėlėjai, video formate. Įsijungi kada nori, kiek nori. Mokykis, klausyk ir daryk tas, kas yra sakoma. Mano nuomonė, tai yra labai patogus būdas. Nuorodos yra po šiuo video, būtinai pasižiūrėk, pasidomėk ir jeigu tau tinka, įsigyk. Na, o jeigu nori dar rimčiau, kad visi patarimai būtų tiesiai tau į ausį, tai galima mokytis individualiai, kai mokomės tik tai tu ir aš. Visi patarimai mano sukaupti per 35 metus fotografijos, būtent tau vienam, ir tu gali klausti, bus tau atsakyta pastoviai. Jeigu tik tai kažką pamiršai, mes visą laiką susisiekiam, ar tai per Facebooką, ar tai bet kokį kitą messengerį, kaip tai bus tau patogiau. Visą laiką išlieka bendravimas, netgi tarp pamokų, kad atliktum darbą, kuris tau buvo užduotas. Jeigu kažko nesupratai, vėlgi mes bendraujam ir kalbam. Tai yra, mano nuomonė, visai kitas lygis, einant link profesionalumo, kad išnaudotum visas žinias ir išmoktum valdyti savo fotoaparatą. Tai aš manau, kad labai svarbu, labai žinios šitos padeda ir greičiau gali pradėti
darbuotis ir čia uždirbti galbūt papildomų pajamų, o galbūt turėti kaip pagrindinį darbą fotografiją. Taigi, mėlyjei, aš manau, kad šitie dalykai jums tikrai padės. Nuorodos taip pat yra po šiuo video. Ir tikrai pasiskaityk, pasižiūrėk. Aš manau, kad tikrai bus gera paspirtis eiti fotografijos keliu ir mokytis. Kągi, šį kartą atsisveikinu iki kitos temos, kad mokytumės kartu. Nepamirškit laikint, nepamirškit prenumeruoti, nepamirškit paspausti skambutį, nepamirškit būtinai pakomentuoti, užduoti naujų temų. Taip mums bus lengviau keliauti į priekį. Aišku, o jeigu dar ir pasidalintumėt, tai būtų išvis super. Todėl tiesiog griežtai sakau, prenumeruokit, laikinkit ir pasidalinkit. Ačiū jums visiems už tai, kad klausėt, už tai, kad žiūrėjot iki pačio galo. Ačiū.